Dabar norėčiau parodyti, kaip vairuotojas turi įjungti funkciją keltas. Funkcija keltas tai yra vairuotojo ir transporto priemonės kėlimasis laivu arba dar Europoje, kai būna, kėlimasis traukiniu. Bet kokiu atveju vairuotojas turi nustatyti, įjungti funkciją keltas. Tai spaudžiam OK, einam iki įvedimas automobilis, paspaudžiame automobilis ir einame keltas, kelto pradžia. Paspaudžiu taip ir patvirtina, kad įvedimas. Ar tai padaryta taisyklingai, ar įjungta, visada galiu pamatyti pagrindiniame ekrane, visada yra ikonėlė keltas. Lygiai taip pat ir mes tą keltą galime išjungti. Einame iki įvedimas automobilis, patvirtinam ir kelto pabaiga. Kelto pabaiga gali būti ir nuimama ir rankiniu būdu, bet lygiai taip pat gali būti ir vilkikui pajudėjus. Automatiškai išjungia, bet rekomenduotina visada vairuotojui tai daryti rankiniu